labai smagu iš tikrųjų čia būti tarp žmonių, kurie supranta ir su kuriais lengva bendrauti ir kalbėti apie tai, nereikia kažko įtikinėti ir įrodinėti. Aš aplamai esu tas žmogus, kuris niekam nesistengiu neįrodinėti, nes labai daug skeptikų aplinkui yra ir darau tą, ką aš pati pirmiausiai tikiu, kuo tikiu ir tada galiu duoti kažką kitiem. Tai iš principo mūsų darželis mes maitinam vaikus 97% ekologiško maisto. 3% sudaro druska ir žuvis, kurios tiesiog nėra ekologiškos. Tai žuvis, kaip ir gali rasti žuvininkystės ūkį ekologišką, bet žuvies vartojimui nėra ekologiškos, nes nėra perdirbimo ir tos kitos grandinės tolimesnės, o druskos aplamai nėra pasaulyje. Tai tiesiog mūsų tą maisto sudaro tie 3%. Ir taip, čia turbūt. Tai mes buvom pirmas privatus darželis Kaune, kuris įsikūrėme ir kuris norėjome kažką naujo įdiegti, po truputį dirbom galbūt apie mus tos reklamos ar kažkokios viešojos erdvėje, dabar gal daugiau pasigirsta, kai sertifikatą gavom ar kažkam pradėjome rūpėti, bet pas mus vaikučiai ėjo vieni per kitus iš lūpų į lūpas ir nuo pat pradžių man buvo svarbu sveikas gyvenimo būdas. Daug metų neturėjom sertifikato, bet nuo pat pradžių maitinom didelę dalimi ekologiškų produktų ir tuo džiaugiamės. Iš tikrųjų, čia taip bendrai dėjau keletą nuotraukų ir mūsų tikslas yra, kad pagrindinis sveiko ir laimingo gyvenimo pamatas yra judėjimas ir sveikas maistas. Tai turbūt tokį didžiausią procentą sudedantis ir galbūt aš galėčiau labai ilgai kalbėti apie tai, nes 14 metų jau tiesiogiai su tuo susiduriu su jaunom šeimom, su vaikais ir tą požiūrį, kuris po truputį keičiasi, nežymiai, bet keičiasi tas skepticizmas bet labai trūksta tokių konferencijų, gal ir labai liūdna, kad šitoj konferencijoje yra tiek mažai žmonių. Tai parodo irgi, kad galbūt dar nėra ant tiek rūpimas tas klausimas. Ir taip mes bandom su vaikais auginti tą patį svogūną, tą patį daržovę nuo sėklos, kad vaikai pajaustų, kad pamatytų, kad auga ne parduotuvėje ir kaip jie auga ir nuo pagamintų molinių vazonėlių, kurios pasigamina ir sėja žaliosiose palangėse. Ne visada pavyksta viskas, bet tada gaminame irgi, įtraukiam vaikus į gaminimo procesą, todėl kad kaip paskatinti ragauti labiau vaikus, nes yra labai daug tokio, aš šito nevalgau ir iš pačių tėvelių, gal ne tiek iš vaikų, vaikas yra baltas popieriaus lapas ir viskas ateina iš šeimos ir būna tas, mano vaikas šito nevalgo, šito nevalgo. Toksai, bet paskui pasirodo ir šitą valgo, ir šitą valgo, ir šitą valgo. Tiesiog jūs niekada negaminote. Tai čia turbūt kitas klausimas būtų tėveliam, ar tikrai mes taip, kaip deklaruojame, besąlygiškai mylime savo vaikus. Tai čia turbūt pagrindinis dalykas, kaip paskatinti vaiką ragauti. Tai mes gyvenam tam tokiam, galima sukurti tą tokį stebuklingą pasaulį, nes vaikai jie ir gyvena jame, tam tokiam. Tai mes sukuriam labai daug istorijų, mes turim tokius nykštukus, vaikas radęs lauro lapą kaip pavyzdys, jisai džiaugiasi juo, nes čia yra nykštuko laiškas parašytas ir būtent jį paskaitom. Pradžioj mes, suaugę, po kažkiek laiko jis išmoksta pats skaityti, bet tai yra apie tai, ką jisai tą dieną jautė, kas įvyko toj dienoj, tiesiog mokai vaiką save analizuoti, save girdėti ir išjausti. Tai įtraukiam irgi į ugdymo procesą būtent maistą,
būtent įpročius ir tą būtent ragavimą, nes smagiau yra ragauti ne tiesiog, lėkštėj man sudėjo, bet kai mes kalbame apie spalvas, kai mes skaičiuojame, tada paragaujame, žiūrėk, ir paragavo ir vieno, ir kito, ko niekada nėra valgęs ir visą laiką stūmė, kad aš šito neragauju ir nevalgau. Labai smagu, kad jau po tiek laiko tikrai turim bendruomenę, didelę dalį, kurie įsitraukia į tai ir kuriem rūpi, kurie klausia, Rasa, kaip jūs gaminate tą, ar tą gal galite pasidalinti, nes man vaikas pasakoja, kad darželį buvo taip ir man niekaip neišeina, ar aš ne taip pagaminu. Tai labai turim iš tikrųjų nuostabių partnerių, kurie irgi ir mus pasikviečia. Mes galim vaikam parodyti realų ūkį, kaip tenai viskas auga, kaip ten viskas vyksta, kaip atrodo. Ir dar labai svarbu yra valgymo procesas visas, kaip mes tai darome, kad tai ne tiesiog, man reikia atsisėdau, dabar pavalgiau, dabar einu pamiego, dabar jau papiešti, kad tai būtų procesas, kad tai būtų pasiserviravimas, kad ir tos pačios žvakės, kad mes uždegimas, kad mes nesėdim telefonuose valgydami, ne, ar nekalbam apie kažką kitą, bet susikoncentruojame į savo lėkštę. Ir neskubam kažkur, tai nebėgame, tai šitie dalykai irgi labai prisideda prie to vaikų būtent ugdymo, būtent ragavimo ir susikaupimo. Tikrai yra labai daug vaikų, kurie skuba valgyti ir žiūrėk, jau nebėra ir tu pratinėsi, tada tas ir yra, kad mes esam bendruomenė ir jie visi, mes turim palaukti tada draugo, tada aš matau, kad nėra reikalo man skubėti, nes aš niekur nepabėgsiu. Tai čia toksai gaunasi. Dabar mūsų sertifikavimo istorija, aš kaip minėjau, mes tikrai praktiškai nuo virtuvės atidarymo pradžios naudojom didelę dalį ekologiškų produktų, bet nesisertifikavome. Tai čia prieš keletą metų iš tikrųjų susipažinau, Raminta iš tikrųjų mane pasikvietė į vieną seminarą, konferenciją ir susipažinom su Ekoagro, su daug ūkių ir kažkaip pradėjom bendrauti, mus paskatino ir pradėjom sertifikuotis. Ir pradžiai taip mes gavom sidabrinį sertifikatą, kur yra turbūt keletas jau darželių, gal 4 kokie Lietuvoje, kurie turi tą 60% sertifikatą. Mums pritrūko iki to auksinio tada 3%, nes reikia tam tikrą laiką. Tai mums irgi buvo išbandymas, kaip mes tai galėsime daryti, ar mes pajėgsim tiekimą, nes mes nesame kavinė ar restoranas, kur galime, šiandien negavom kažko ir galim pakeisti ir duoti kažką kitą. Mes esame ugdymo įstaiga, kur yra dar daug kitų visų įstatyminių dalykų, kuriuos mes turim vykdyti ir skaičiuoti. Tai tokia pirmų metų buvo baimė, nes niekada neskaičiavom to procento ir visų šitų dalykų, bet iš principo pamatėm, kad po kokių 2 mėnesių mes pasiekėm tą virš 90 ir tada buvo baimė sezoniškumas, nes kaip žinom, ateina žiema, tų produktų nebėra ir kaip mes juos gausim. Taip tikrai mes nemaitinam tos 97% vien iš lietuviškos produkcijos, tai neįmanoma. Tiesiog neįmanoma vaikų maitinime, gal kaviniai, restorane ar kažkokiam viešajam maitinime tai būtų įmanoma, vaikų maitinime neįmanoma, nes mes turime duoti tos pačios ir žuvies, tam tikrą kiekį daržovių, vaisių, kurių tam tikrų laikotarpių nėra arba iš vis jų nėra Lietuvoje, tai tiesiog tenka pasitelkti ne tik lietuviškus ūkius ir tikrai buvo nelengva, o dėl ko mes sertifikavomės, aš irgi savo atsakinėjau tą klausimą, nes tas sertifikavimas, jisai uždeda tau tam tikrą naštą, tau tikrą dokumentų kiekį, tokių papildomų darbų ir kam to reikia. Tai aš galbūt kaip žmogiškai ir savo ir galiu viešai pasakyti, kad be sertifikato mes linkę nuslysti. Paslysti ir kartais tam tikrose situacijose nueiti lengvesniu keliu.
Ta prasme, yra tas toksai sertifikatas tavai pareigoja, tu skaičiuojasi, tu dėliojasi, tu žiūrėsi ir negauni kažko, tu tiesiog ieškai ir darai, dedi pastangas, kažką keiti, kažką dėlioji. Neturėdamas sertifikatų, tai tos kelis procentus gali paimti ir to neekologiško maisto. Tai turbūt pagrindinis dalykas, dėl ko mes sertifikavomės, kad pasiekti maksimum, kiek įmanoma Lietuvoje tos sveikos mitybos ir žmogiškai nepaslysti. Tai tiesiog pagrindinis dalykas. Tai kodėl aš irgi čia parašiau, tai labai pradžioj tai tiesiog buvo mano entuziazmas ir trūkumas labai didelis informacijos, kas tai yra, kodėl, kur tai gauti ir galbūt ir tos pagalbos dabar jos didėja, tas suvokimas ir aplamai visų ir instancijų ir žmonių atsiranda platesnis ir pagalba ta didesnė. Ir pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susidūrėme, tai produktų pasirinkimo stoka, tai taip, mūsų vaikai žiemos metu nevalgo agurkų, kurių tiesiog nėra ekologiškų, mes keičiame daržovėmis, kurios yra to sezono metu, tai burokėliai, morkos ir taip toliau. Tai yra tas sezoniškumas, bet tai nereiškia, kad mes nevalgome daržovių, mes jas valgom tiesiog kitokia. Tai mes vėl pratinam vaikus būti irgi lankstesniais. Ir jo, tas papildomas dokumentų kiekis dėl kainos. Taip, kažkada aš irgi galvojau, kad yra labai brangu, taip, yra brangiau maitintis ekologiškai, bet ekologiškas maistas yra sotesnis, jo yra mažiau. Ir jeigu mes pagalvotumėme apie tai, kad nuėję į prekybos centrą prisiperkam labai daug nereikalingų, gražių pakuočių turinčių daiktų, maisto, mūsų vaikas mato tą sūrelį, ten dar kažką ir neperkant šitų dalykų, finale nesigauna didesnis tas krepšelis, ta kaina, o gaunam tikrai didesnę naudą savo ir aplinkai ir klausant, iš tikrųjų labai smagu klausyti. Buvo pranešėjų prieš tai aš tikrai galiu patikinti ir asmeniškai, ir darželius, aišku, mes turim tas ribas, bet sakau asmeniškai, kad tikrai nėra brangiau maitintis ekologiškai. Tiesiog vartojimą sumažinti. Tiesiog. Persijungia. Kažkas tai. Taip. Dar kas labai smagu buvo iš tikrųjų, tai labai, kai pradėjom dalyvauti tam ekologiško maisto ir būtent konferencijose, apie tai susipažinom labai su daug žmonių, labai nuostabių, nuoširdžių ir kai klausė, kodėl yra tie ekologiški ūkiai, kurie iš tikrųjų jiem labai sunku, bet tie žmonės turbūt yra entuziastai, jie tiesiog myli save, myli aplinką ir jiem nesvarbu visą kitą, jie tą tokį užsidė, nes tikrai yra labai, labai sunku ir tu turi būti nuoširdus pirmiausiai savo. Tai va, ir labai iš tikrųjų dėkojam Nacionaliniai mokėjimo agentūrai, kuri padeda mum ir dalį lėšų kompensuoja, kas neduoda pakelti mūsų kainos maitinimo, tai tą skirtumą tėveliam. Tai dabar kiek teko domėtis, iš principo mūsų ekologiškas maistas ir neekologiškas kitose įstaigose kainuoja tiek pat tėveliam. Tai čia iš tikrųjų dėka mūsų Nacionalinės mokėjimo agentūros, tai valstybės iš tikrųjų, kuri pradėjo rūpintis ir po truputį skatinti šitą. Bet, tas už tai ir paminėjau, kad yra dar keletas darželių, kurie 60% turi to maitinimo, nes tiesiog neapsimoka virš 90, nes nėra didesnio finansavimo. Nauda, tai prieš tai turbūt paminėjau, kad atsakingai rinktis, nenuleisti rankų, maisto kokybė. Iš tikrųjų tikrai labai labai skiriasi ir tą gali patvirtinti ir
per ilgą laiką taip valgant, tu kai gauni tą cheminį produktą, jisai tau nebeskanus, jisai tau per saldus, per surus, jis vėl skonis kitoks ir nebesinori tų, kaip sako vaikai, snekų, kurie šis mums yra nereikalingi. Tai turbūt mes esam ta tokia maža kruopelytė kol kas ir kaip ir minėjau prieš tai, kad nėra tęstinumo. Va šitas labai būtina. Nėra. Mūsų vaikai išėję, man tėvelis skambina, pasakoja, kaip yra. Aš nieko negaliu pakeisti, kol kas, nieko negaliu padaryti, tai čia turbūt toksai noras, prašymas kažkaip tai tose mokyklose, kaip sako, mato tos spalvotas etiketės, tą sintetinį maistą, bandelės ir taip nevalgo vaikas, jisai mato, valgo akimis, ir jeigu mes sudėsim, jį vilioja tie personažai gražus, jisai tikrai neskaito etiketės, kas ten yra. Tai čia yra mūsų suaugusių pareiga jais rūpintis ir suteikti jiem tokią aplinką, kuri neblaškytų jų. Tai turbūt tiek ir dar toksai tiesiog pastebėjimas, aš ir visiems sakau, žinot, mes turim vieną kūną, mūsų vaikai irgi, nieko, tai tiesiog mes esam ne šiukšliadėžė, mūsų vaikai yra irgi ne šiukšliadėžė, kad dėtumėme į juos bet ką. Tai tiesiog mano būtų palinkėjimas, mylėkim besąlygiškai, neegoistiškai, kaip mums patogu, nes dažnai mums patogu maitinti kitaip, nes tingim padaryti, nuvažiuoti, nupirkti, nėra taip patogu, kaip gali nueiti į parduotuvę, viską pasimti, pusgaminius. Tai tada klausimas, kaip mes mylime vaikus. Tai tiek turbūt iš mano. Ačiū, miela Rasa. Rasa Tamašauskaitė, vadovė darželio Vila Vilaitė.